kad kaip vietinis žymus ir tikrai prieš 10 metų Šiauliuose startavęs žmogus kokį nors patarimą, kaip reikia Kaišiadoryse. Techninė informacija perduos Marius, jisai žino šitą visą puikiai trasą. Mano pastebėjimas yra tai, kad dviračių trasoje nuvažiavus į Butulų. Zonai pasakė puikiai rytis, ką reikia padaryti tvarkingai, todėl nesikartosiu. Tiem, kas dalyvaujate Esalos vėliavėlėmis, 5 ratai, 5 ratų pabaigoje, įbėgame finišą. Startas! Dešimtasis LKP sezonas sustartavo ir olimpinė distancija. Pirmoji rungtis plaukimas 2 ratai po 750 metrų. Laukime pirmųjų rezultatų. Laikyti mūsų triatletus, dar labiau jas raginti. Nepagailim rankyčių, brangus bičiuliai. Žinosiu, kur padangas galima bus dabar. Tomo Burbulio 56 sekundės. Tikrai Marijus Butrimavičius ir Gediminas Vajėda. Labai įdomu bus pasižiūrėti. Užtenka išlaikyti lyderio pozicijai.
Ačiū. Jo, žiūrėjau, nu aš to rodžiu, man karštis, dar šitai kaibas, man karštis neįs. Tuo tarpu keičiasi ir šeštoji estafečių varžybų komanda Pirmąjį LTT etapą taip pat įveikia Laurynas Stasikėlis, Zūmys komanda. Jūsų ovacijos estafečių prizininkai. Masionis, kūno balansą terapija. Užsisakykite šiandien. Nugalėtojas laikas 2:39. Daugėja vis, nebijotinai galima teigti, kad Rokas yra tas žmogus, kuris gimė su Lietuvos triatlono taurės dalyviams bei žiūrovams. Dar vienas dalyvis užvėlavęs 5 sekundės sustabdymą. Pažiūrėk, Kuba, su žalia kepurė. Roželę pradėk ir varyk. Už linijas. Čia! Žodžiu, galite pažiūrėti. Kas bus greičiausiai, tai bus apdovanojimai ir jūs. 3, 2, 1, startas! Visos ovacijos jums. Sveikinam, ačiū jums labai. Ačiū ir galim apdovanoti dabar jau. Ačiū jums labai. Daug garsiau paplojam Vyčiui. Paplojam. Ir pirmąją vietą amžiaus grupėje iškovojo Mykolas Jark. Nuvakė. Tai merė, visų pirma, sveikinimai organizuojant tokį gerą renginį Kaišiadoryse, 3 kartas. Kaip šiemet viskas atrodė iš tos organizacinės pusės? Nu, aš manau, viskas sklandžiai, kaip ir kiekvienais metais, nes komitetas organizacinis yra puikus, tikrai žino, ką daro, man kaip merui yra visiškai ramu, tik turiu pasirūpinti orų, tai jisai šiandien irgi yra tobulas.
viskas tvarkoj. Tikrai taip, būdavo anksčiau triatlonas kartu su miesto švente, dabar prasilenkiam savaitgaliu. Kaip kviesit triatlono dalyvius dar kartą po savaitės čia atvažiuoti? Jo, tai labai puiku. Pernai buvo tą patį savaitgalį, aišku, nebuvo didelės problemos, bet srautas matėsi tikrai didžiulis. Šiemet triatlone yra labai daug dalyvių, tuo labai džiaugiamės ir žinoma, kad visus tos dalyvius kviečiame kitą savaitę į mūsų miesto šventę, kur 4 dienas šurmuliuos, čia bus gyvas miestas kaip ir visą laiką. Tai tikrai tuo labai džiaugiamės, renginių niekada nebus per daug. Lietuvos triatlono turė švenčia 10-metį, 10 jubiliejinis startas ir startuojam nuo Kaišiadorių, kaip miestui pačiam, gal iš žmonių girdisi kažkas, tai vyksta triatlonas, užsidaro gatvės, kažkiek tai prastai burba žmonės, bet o kaip yra Kaišiadoris? Kaišiadoris, žinokit, dabartinė valdžia Kaišiadorys yra labai tokia palanki šitam sportui, nes patys esam sportininkai ir man kaip merui, tai nuoširdžiai pasakysiu, yra didelė garbė, kad būtent Kaišiadoryse vyksta šis pirmas etapas ir 10 bendrai. Tai tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi. Aišku, ačiū labai. Ačiū Jums. Marijau, metai bėga, bet per daug niekas nesikeičia rezultatų lenteliai. Dar vienas iškovotas titulas etape. Tai kokios paties emocijos po to? Tikrai labai esu šiek tiek nustebęs, nes tikrai galvojau, kad varžovai irgi vis tiek pasitempė, sezonui ruošiasi, kažkas ten ilgesnio nuotolį startuoti ruošiasi Ironmanuose. Šiemet aš tikrai truputį apleidau plaukimą, galima sakyti, tai truputį bijau to atviro vandens, nes aišku, dauguma žmonių mažai plaukia, nes tikrai nelepino pavasaris mūsų šiluma. O šiaip tikrai rezultatų šiek tiek nustebęs, kad pagreitėjau, nes, galvojau, dviratį tai turėčiau palaikyti tą patį tempą, bet bėgime tikrai po tokio tempo dviračių pagreitėjau, aišku, oro sąlygos nebuvo karšta, tai labai tas kaip ištvermės sportui labai gerai, labai komfortiška temperatūra, tai sekėsi viskas tikrai puikiai, nebuvo kažkokių techninių problemų dviračių trasoj, bėgime irgi nebuvo mėšlungį sutraukęs ar ko, ta prasme, bėgant, tai kažkaip viskas taip suėjo labai puikiai ir džiugina rezultatas. Kitas Lietuvos triatlono turės etapas namuose, Trakuose. Pernai berods likot labai šalia podiumo, ar ne? Tai dabar 3 savaitės ir turbūt tikslas yra namuose turėti bent jau medalį bendros įskaitos. Oi, tikrai jau senokai tarp prizininkų nebuvęs, kaip sakant, namų sienos, sako, padeda, bet nelengva trasa Trakuose ir ten truputį kitas formatas. Ten jau draft legal, tai galima grupiai važiuoti, tai ten truputį kita taktika veikia, ten svarbu ir atplaukti, kad į gerą grupelę papulti ir grinai bėgimas po dviračio, nes galima krūvoje atvažiuoti, o po to bėgime jau visi išsiaiškina stipriausi bėgikai, tai ten irgi tokia truputį šiokia tokia taktika, tai aišku, norėtųsi, visada norisi namuose laimėti bent jau podiumą, prizinę vietą, o kaip seksis, pamatysim. Sezonas laukia pakankamai ilgas, tai kokie startai, neskaitant Lietuvos triatlono turės? Tai Lietuvos čempionatus šiemet pasirinkau, tai pusė Ironmano to vadinamo, vidutinio nuotolio bus Panevėžyje. Čempionatas rugpjūtį berods, o po to rugsėjį Trakuose, tose pačiuose Trakuose, Iron Trakai, bus Lietuvos čempionatas jau ilgo nuotolio. Tai pilnas Ironmanas, tai šiemet tiesiog namuose. Aišku, ačiū labai. Dėkui. So basically, Vilma, congratulations first of all, and I don't know, just tell us about your story here. It's your first time in doing the Olympic distance here in Lithuania. So how do you feel after the competition, and how was Kaišiadorys for you? It was very nice, I think a very good day to race. Not too windy, not too hot, so the conditions were good. The distance was new. But the swim is similar to what I'm used to, so that was fine. I'm a bit unused to the Aussie exit, but it was quite fun.
And then the bike, was very flat, so quite fast in some sections. And the run was really fun to see the people every lap and cheering you on, so it helped a lot. Overall, a really good experience, I think. So I hope this is not the last time we see you in Lithuanian Triathlon Cup. No, I'm planning to race the other ones as well, hopefully, if no injuries and stuff. So yeah. Congratulations once again, and thank you for being here. Thank you so much. Thank you. Thank you.